Labas iš vakarėjančio Vilniaus. Trumpai, kokia viena iš didžiausių kvantinio žmogaus dizaino vertybių ir man pačiai, kas labiausiai imponuoja, kad kai konstruktyviai, objektyviai matome, kad du žmonės yra skirtingi ir aiškiai žinome, kuom skiriamės, kaip skirtingai priimam tam tikrus dalykus, kodėl vienam reikia daugiau judėti, kitam daugiau pailsėti ar padaryti tempinių pratimų, tada yra daugiau erdvės suprasti, o kai suprantu, tai ir priimti kitą ir susiderinti atitinkamai gyvenimo būdus, kad abiem būtų patogu ir faina. Tai čia ir kolektyve, ir turbūt labai šeimoje, ir ypatingai su vaikais atsižvelgti, paeksperimentuoti, ar kas rekomenduojama jų dizainui, gal iš tikrųjų suveiks ir išspręs tam tikras šiuo metu esančias problemėlės. Tai labai kviečiu irgi susipažinti pačiam, pas mane konsultacijose, per paskaitas, bent jau susipažinti ir pamatyti objektyviai vieną dizainą, kitą dizainą, kuom skiriasi strategijos, kas rekomenduojama kaip gyvenimo būdai ir atkreipti dėmesį, paeksperimentuoti, gal iš tikrųjų bus kažkokios naudos. Kviečiu.